tokią kaip pažintinę ekskursiją į tai, kas yra pramogų industrijos, kas yra kūrybinės industrijos, kas tai yra per studijų programos, ką jos jums žada ir kuo vis dėlto šios dvi studijų programos yra panašios ir kuogi skiriasi. Iš tiesų, kalbant apie šiandieninės visuomenės poreikius, kada mes praeiname tam tikrus visuomenės vystymosi etapus, šiandien mes esam priartėję prie to, kas yra apibrėžiama kaip kūrybos visuomenė. Tai yra visuomenė, kurioje galim pastebėti kiekviename žmoguje, kiekviename asmenyje kūrybinį pradą. Ir tą pradą jisai gali pritaikyti savo veikloje. Šitaip mes atsiplėšiam nuo tradicinio kūrybingumo apibrėžimo, kada jis yra taikomas, šita samprata yra taikoma būtent menininkams, rašytojams, tapytojams, dailininkams ir įvairių kitų meno sričių atstovams. Šiandien kūrybingumo gyslelę mes galime apčiuopti kiekviename žmoguje. Be abejo, skirtingų lygmenių, skirtingais pavidalais, skirtingomis išraiškomis. Ir šiandien jūsų atėjimas čia turbūt paliudija tai, kad tas interesas įeiti į vis besiformuojančią Lietuvoje, rytų ir vidurio Europoje kūrybos visuomenę, turbūt liudija tai, kad jūs norite tapti ne tik tos visuomenės dalyviais, bet ir aktyviais jos kūrėjais. Kadangi abi studijų programos, tiek pramogų industrijos, tiek kūrybinės industrijos, iš tikrųjų ir yra orientuotos pirmiausia į tai, kad jūs kurtumėte tuos produktus, tas paslaugas, tuos pavidalus, kurie tenkintų šiuolaikinės kūrybos visuomenės poreikius. Juos turtintų, plėstų ir kartu sudėtingėtų jų struktūra. Tai iš tiesų, kalbant apie dvi programas, kurias šiandien mes ir turėtume apibrėžti, kūrybinės ir pramogų industrijos perspektyvinių požiūrių, tam tikrų būdų jos iš tikrųjų persikloja. Tačiau tuo pačiu, kada šitos programos persikloja, ima ryškėti ir tam tikri skirtumai. Tai aš manau, kad mes galim nebandyti dabar išieškoti kažkokių persiklojimo aspektų ar skirtumų aspektų, taip, bet konkrečiai pereiti prie šitų dviejų programų, pradedant nuo pramogų industrijų programos, taip ir imtis tokio lyginamojo aspekto, tada jūs pamatysite iš tiesų, kuo šitie dalykai skiriasi. Iš tiesų, gal tik taip pačioj pradžioje aš norėčiau pasakyti. Realiai, kūrybinės industrijos šita studijų programa, jinai truputėlį yra aptakesnė, jinai yra platesnė, o pramogų industrijų studijų programa, jinai yra labiau koncentruota. Kūrybinių industrijų programa labiau orientuojasi į tam tikrų produktų kūrimą. Tai gali būti video produktai, internetiniai produktai, muzikos produktai, kino produktai, įvairių produktų kūrimą. Tuo tarpu, kalbant apie pramogų industrijas, tai čia mes kalbam apie tam tikro formato kūrimą. Nes tam tikram renginiui, į ką yra orientuotos pramogų industrijos, tai yra į renginių organizavimą, koordinavimą ir vedimą. Būtent formato kūrimas tai yra tam tikro renginio pobūdžiui, tam tikram renginiui atitinkamo formato suteikimas, naudojantis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis
technologijomis, ką mes vadinam naujosiomis medijomis ir taip toliau. Tai yra pramogų renginių, pramoginių renginių organizavimas, koordinavimas ir vedimas. Ir tai iš tiesų yra labai smagi veikla. Tokiu atveju, jeigu žmogus savyje turi entuziasto gyslelę, organizatoriaus entuziasto gyslelę, kurią, aš manau, jau tikrai kiekvienas vienokiu ar kitokiu būdu gali apčiuopti dar sėdėdamas mokyklos suole. Ir tada šiandien mes pradėsim nuo minėtųjų pramogų industrijų programos. Taip. Pramogų industrijos iš tiesų, jau kaip minėjau, yra kiek siauresnis sritis negu kūrybinės industrijos. Realiai tai yra orientuojamasi į, kaip sakiau, renginių organizavimą, renginių koordinavimą, renginių vedimą. Taip. Ir pirmiausia, tai yra mūsų fakulteto ir būtent šios studijų programos vykdytojų misija užtikrinti, kad šiandieninės pramogos viena vertus atitiktų tarptautinį vakarų Europos, Jungtinių Amerikos valstijų lygį ir nebūtų lokalaus pobūdžio, provincialaus pobūdžio. Kita vertus, kad jos būtų kultūringos, intelektualios. Nes lėkštų pramogų mes iš tiesų galim prisižiūrėti bet kur ir bet kada. Šiandien jų vykdytojų ir organizatorių yra tikrai tūkstančiai. Bet iš tiesų tendencijos yra tokios, kad mes tų pramogų kuo toliau, tuo labiau norim vis intelektualesnių ir tuo pačiu nenuobodžių. Nes kartais intelektualumas ir nuobodumas, žvelgiant paviršutiniškų žvilgsnių, yra statomas vienon greton. Vis dėlto šiandien mes, kalbėdami apie pramogas, galim išplėsti jų sampratą ir kalbėti apie tai, kad mūsų visuomenė ieško kultūringų, intelektualių, tarptautinį lygį atitinkančių pramogų, taip, ir jomis mėgautis. Šiuolaikinė kūrybos visuomenė, ne veltui apie ją užsiminiau pačioje savo įvado pradžioje, pirmiausia yra orientuota į potyrių kūrimą. Ir kada jūs einate į tam tikrą renginį, jūs norite praplėsti savo potyrių, savo patirčių bagažą, o gal kolekciją. Todėl šiek tiek smulkiau apie tai, ką žada jums pramogų industrijų programa, kas apie tai svajoja, kas nori tapti profesionaliais pramogininkais, papasakos mano kolegė, filosofijos ir komunikacijos katedros dėstytoja, docentė Vaida Asakavičiūtė. Iš tiesų, paprasčiau kalbant apie pramogų industrijos sritį, reikėtų orientuotis tiesiog į laisvalaikį. Žmonės daug dirba ir turėdami laisvalaikį, jie nori praleisti kuo geriau. Ir pramogų industrijos sritis būtent orientuoja į tą laiką, kurį dažnai žmonės vadina laisvalaikiu. Kaip gerai suorganizuoti laisvalaikį? Kaip suorganizuoti laisvalaikį, turizmą, sezoninės pramogas, išorinės vietinės pramogas, kad žmonės ateitų ir jų ateitų daug. Taip? Tai būtent tas pramogų industrija orientuoja į tą laiką, kurį mes galime tiesiog pavadinti laisvalaikiu. Taip? Ir tas gražus renginys, mes matome, kad šiuo metu yra daug renginių, laidų, mes ją žiūrime per televiziją, nežiūrime, komentuojame, ateiname į masinius renginius, į šventinius renginius ir mes matome, kad aš kažką daryčiau kitaip. Aš turiu kažkokią kitą idėją, taip? Aš galiu suderinti savo idėją su tam tikra muzika, vaizdu. Tai būtent pramogų organizatoriai yra, sakyčiau, ugdomi per tą kūrybiškumą, yra ugdomi būtent per pramogų industrijos studijas. Tai tas sritis yra siauresnė ir orientuota į tas laisvalaikio užimtumo laiką. Tai gali būti ir turizmas, ir išorinės, sezoninės, kaip minėjau, pramogos. Taip. Ir kuo labiausiai paprastai užsiimti, kaip
kaip sakyti, vykdyti. Taip, baigusi šias studijas galima, tai aišku, sritis yra plati ir jinai apima daug galimybių, bet pirmiausia, tai yra sukurti renginį, jį išviešinti renginį. Turbūt viskas prasideda nuo idėjos. Taip, sukurti idėją, taip, sukurti renginį, jį išviešinti. Kas dar yra labai svarbu, tai yra pažinti publiką. Ko moko pramogų industrijos studijos, tai yra jausti, nuspėti publikos poreikius. Mes žinome, kad jaunimas turi vienus poreikius, šeimos kitus poreikius ir reikia suprasti žiūrovų poreikius. Nesuprantant žiūrovų poreikių, mūsų renginio populiarumas nebus didelis. Tai bet žiūrovų atpažinimas, jų poreikių nujautimas, yra labai svarbus tiems, kurie nori būti kūrybiški, populiarūs, ir jų renginiai vienaip ar kitaip būtų žinomi, priimami visuomenėje. Taigi publikos pažinimo samprata, renginio pažinimo samprata, laisvalaikio pažinimo samprata, žiūrovų pažinimo samprata, visa tai yra studijuojama, ugdoma tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu per pramogų industrijos studijas. Aš tik tai dar norėčiau papildyti Vaidą, kad pasirinkę pramogų industrijų studijas mūsų fakultete, iš tiesų jūs gausit tiek teorinių žinių, nes vis dėlto tai yra universiteto aplinka, ir be teorinės bazės jūsų studijos, kaip ir būtų, neužtektų jas orientuoti vien tik tai į praktinių įgūdžių kūrimą ir lavinimą. Šiuo atveju reikėtų pasakyti, kad universitetas, taip ką ir mums sako priešdėlis Uni, apima visumą. Tai yra visumą tiek teorinių žinių, tiek praktinių įgūdžių. Ir aš manau, jums būtų iš tiesų visai įdomu susipažinti su tokiais, sakysim, aspektais kaip pramogų istorija, kaip pramogų kultūra. Taip, tam tikras žinias jūs gausite būtent konkrečiais moduliais, tam tikros žinios kartosis skirtingose moduliuose. Nes jums reikia teorijos. Jūs šiandien galbūt galvojate, kad iš tiesų norint sukurti gerą pramogą, užtenka vien tik tai gerų praktinių įgūdžių. Vis dėlto ne. Iš tiesų labai jaučiasi. Pramogų vartotojas, jeigu jis yra išsilavinęs ir išprusęs žmogus, jis iš karto pajus tokį momentą, kada pramogą organizuoja tikras profesionalas ir kada pramogą organizuoja tegul tik patyręs praktikas. Tai praktika ir patirtis šiuo atveju be abejo yra didžiuliai koziriai pramogininko, profesionalaus pramogininko veikloje. Bet vis dėlto, teorinė bazė leidžia mums apžvelgti, tarkime, pramogų istoriją, kaip vystėsi pramogos, ar ne? Duonos ir žaidimų. Ką daryti, kad ta duona būtų skalsi, o žaidimai įdomus, linksmi ir tuo pačiu kur kas turtingesni negu vien tik tai, sakysim, apsinuoginimas televizijos kamerų akivaizdoje. Tai iš tiesų kultūringa, intelektuali, nenuobodi, aukšto lygio, tai yra tarptautinio lygio pramoga, kaip ją sukurti. Šiandien Lietuvoje mes tikrai šiuo atžvilgiu turime ką veikti. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų pramogų industrijų atstovai, pramogų verslo atstovai, kurių pavardės mes iš tiesų gerai žinome, kad jie eina tuo tarptautiniu, globaliu keliu ir orientuojasi į tarptautinį pramogų kūrimo lygį. Ir jie tikrai turi kuo nustebinti mus, mes tą galime išvysti atėję į įvairius koncertus, spektaklius. Taip, bet vis dėlto, kaip būtų Lietuva, posovietinė valstybė, jinai turi dar labai plačias ir atviras nišas, kad mūsų pramogų pasaulis iš tiesų sukurtų mums tokius potyrius, kuriuos mes prisimintume ne savaitę, ne mėnesį, ne metus,
o gal net iki gyvenimo pabaigos. Tai iš tiesų tai nėra utopinė perspektyva. Tai yra perspektyva, į kurią šiandien mes orientuojamės savo universitete, vykdydami pramoginių industrijų studijų programą. Tai tada kūrybinės industrijos, turbūt apie pramogas kalbėti galbūt jau ir gana. Pakalbėkime apie kūrybinės industrijas, apie ką ir ką žada jums ši programa. Kaip minėjau, šita programa yra iš tiesų platesnė, netgi kiek aptakesnė, negu kad pramogų industrijų programa, nes jinai orientuojasi į produkto kūrimą. Ir iš tiesų, kūrybinėse industrijose viskas prasideda nuo idėjos. Tai gali būti įvairių produktų kūrimas. Tai gali būti meno produkto kūrimas, tai gali būti medijų produkto kūrimas, tai gali būti video tam tikri projektai. Ir šiuo atveju tai orientuotasi į tam tikrus netradicinius sprendimus. Nes tradiciniai sprendimai tam tikrose atvejuose ir tam tikrose kontekstuose jie yra atgyvenę. Tai vat būtent šiuo atveju mes orientuojamės ne tik į pramogą, mes orientuojamės į reklamą, mes orientuojamės į rinkodarą, mes orientuojamės pirmiausia į komunikaciją. Tai yra tam tikrų produktų kūrimas. Ir būtent tai gali būti televiziniai produktai, tai gali būti radio produktai, spaudos, minėti naujųjų medijų produktai, vėlgi reklama, vėlgi rinkodara. Na ir aišku, persiklojimas būtų tas, kad kūrybinių industrijų produktų kūrimas be abejo orientuojasi ir į laisvalaikį, į tam tikrų laisvalaikio produktų kūrimą. Tai tada perleidžiu žodį Vaidai. Ką norėčiau pasakyti, gal taip paprasčiau, kaip jums, kaip moksleiviams, kūrybinės industrijos žodis rodo kūrybiškumą. Kūrybiškumas yra originalumas, kūrybiškumas yra vienetiškumas, kūrybiškumas yra nestandartiniai dalykai. Taigi, tai gali būti tai, kas yra nauja. Norint kurti, kas yra nauja, yra iššūkis. Taip? Todėl skirtingai, ne tik gal kiek skirtingai, bet panašiai, man atrodo, abi programas jungia kūrybiškumo aspektas, bet šioje programoje jis yra žymiai ryškesnis, yra platesnis, taip, ir studentai orientuojami į tą sugebėjimą, jų, galbūt, intelekto, mąstymo, ugdymą, nebijoti mąstyti kitaip, originaliai, taip. Todėl nes tiek reklamai, tiek dizainai, tiek mene, tiek kuriant klipus, matome, yra idėjos, kurios visur matomos. Ir mes sakome, tai nuobodu, tai neoriginalu. Ir norint įeiti į rinką, turi pasiūlyti kažką, kas yra nauja. Ir dažnai tai yra rizika, tai yra iššūkis. Tiek versle, tiek visur mes galime matyti kūrybiškumo to poreikį. Ypatingai, aišku, kūrybiškumo poreikis yra dabar, kada technologijos, inovacijos mums suteikia didelės galimybės, tiek kompiuteriniai dalykai, tiek programos. Tai va būtent kūrybinės industrijos reikalauna iš studentų, kai matysite, paskui mes jums paruošėme kelis pavyzdžius ir per seminarus, kad studentas pasiūlytų ar tai idėją, ar tai produktą, kuris būtų naujas, originalus. Gerai, aš dar truputėlį įsiterpti norėčiau. Vaida akcentavo būtent vienetiškumą, taip, nepakartojamumo aspektą. Šiuo atveju aš norėčiau pastebėti tokį dalyką, kad šiandien yra tokios tendencijos, kada vienetiškumą bandoma įžvelgti masinėje gamyboje. Ar ne? Pavyzdžių mes galim rasti pačių įvairiausių, bet paimsiu turbūt pačius populiariausius, su kuo mes susiduriam kiekvieną dieną. Populiarusis gėrimas Coca-Cola, ar ne? Čia toks kaip reklaminis pavyzdys, ar ne? Mes visi jį žinom, mes ateiname parduotuvę ir bet kurioje parduotuvėje, bet kuriame prekybos centre mes galime įsigyti štai to gėrimo buteliuką. Taip?
Bet kai mes pamatom, kad ant to buteliuko mes galim susirasti buteliuką su etikete, ant kurios būtų parašytas mūsų vardas, taip mes esame nudžiuginti, nes mes jaučiame, kad būtent tas buteliukas yra skirtas būtent man, kad kūrėjas matomai galvojo apie mane. Ar ne? Kada jūs ar jūsų tėveliai bando pradžiuginti jūs kažkokiu naujų produktų, galbūt, sakysim, naujuoju mobiliuoju telefonu, taip, populiariausius reklaminius vardus, prekinius ženklus mes žinome, taip, mes žinom, kad galime rinktis tegul iš didelės gausos, bet ta gausa yra ribota. Ką daryti? Kaip pritraukti individualumo ir prestižo trokštantį vartotoją? Be abejo, vartotojas mato populiarius šiandien ant bangos esančius ženklus, tačiau kartu jisai nenori tapti pilka mase, vienu iš daugelio. Jis nori būti išskirtinis. Tada šios kompanijos arba būtent su atitinkamomis kompanijomis bendradarbiaujančios firmos ima kurti atitinkamus telefonų dėklus, kurie jūsų masinės, tegul ir prestižinės gamybos produktą pavers individualiu, patraukliu ir būtent tas dėklas galbūt kitiems jūsų draugams, jūsų bendramoksliams parodys jūsų aistrą. Galbūt jūs mėgstate šokti, galbūt jūs mėgstate kažką kolekcionuoti, galbūt jūs mėgstate auginti gėles. Ir tam tikri simboliai, tam tikra atributika, kada atsiduria ant tam tikrų produktų, tarkim, ant telefono dėklo, jums tarsi pakutena jūsų savimeilė ir sako, tai atliepia mano interesus, tai atliepia mano pomėgius, poreikius, vadinasi, aš vartoju masinės gamybos, prestižinės gamybos produktą, tačiau kartu esu individualus. Tai vat būtent čia yra tipiški kūrybinių industrijų srities sprendimo pavyzdžiai. Tų pavyzdžių mes tikrai galėtume surasti daug iš įvairių sričių, ir iš nekilnojamojo turto pardavimo sričių, iš meno vadybos sričių, be galo daugybė sričių. Kino, televizijos, teatro. Bet čia buvo tokie, sakysim, populiariausi. Paminėjau tas prekes, ar ne, mobilieji telefonai, gazuoti gėrimai, taip, dėl to, kad mes visą tai žinome, mes visų tuo naudojamės ir mums tai yra labai artima. Bet tokių sričių, kada masiškume reikia išvelgti individualumą, vienetiškumą, būtent aš manau ir yra orientuota į tokią sritį ir dalis kūrybinių industrijų sferų. Ir pabaigai tada mes turime keletą pavyzdžių. Studentai pasidalino savo namų darbais, tai reiškia seminarinius užduotimis. Ką jie darė per seminarus? Būtent pirmiausia, jie kūrė ženklus marškinėliams, taip, ir jie atsiuntė parodyti savo namų darbus. Tai yra tai, ką jie norėjo išryškinti, kokią formą rašyti, taip. Ir kiekvienas bandė studentas pateikti kiek įmanoma kūrybiškiau savo idėją, savo mintį, kartu aptarinėjo seminaruose. Matom pavyzdžius. Taip pat yra fotografija, viena unikalių kūrybinių industrijų sričių, tai yra savitai pamatyti tai, ką nemato kiti žmonės, rasti kažką, kas yra meniška, tų pačių patrauklų, tai ypatingai yra svarbu reklamoje, filmuojant, kuriant klipą. Čia būtent studentis pasidalijo savo nuotraukomis, kurias darė seminarijos skaitymų metu. Čia yra tokios nuotraukos, kurios rodo žmogus sugebėjimą matyti, suderinti aplinką su būtent su kažkokiu tai gamtos vaizdu. Pramogų industrijos, kaip mes minėjom, tokie pavyzdžiai būtų, aišku, jau nebe konkretus kažkoks ženklas produktas, o, kaip žinome, daugiau potyris, malonumas, geras laikas, įspūdis, kad aš sakau, man ta pramoga patinka, aš grįžtu.
Taip, ir įsiterpsiu dar, kada iš tiesų, jeigu jūs norite žinoti, ko tarkim reikia pramogų industrijose, apsilankykite skirtingo pobūdžio renginiuose arba tokio žanro, kuris jūs domina. Ir kada jūs surasite kažkokių minusų ir matysite, štai tam tikri dalykai tame renginyje man nepatiko, mane nuvylė, galėjo būti padaryti kitaip, tada jūs ir matysit, ką jūs darytumėte kitaip. Bet kad tai būtų profesionalus žvilgsnis, čia reikia tam tikro išsilavinimo. Lygiai tokio paties profesionalaus žvilgsnio reikalauja ir kūrybinės industrijos. Tai iš tiesų dvi labai perspektyvios specialybės. Mūsų fakulteto studentai tikrai beveik 90% įsidarbina dar studijų metu. Ketvirtakursiai yra absoliuti dauguma dirbančių žmonių. Ir manau, kad tai yra ateities specialybės ir kad šios specialybės pirmiausia yra šiandieniniai Lietuvai labai reikalingos, nes mes turim dar labai daug nepaliestų nišų, neartų dirvonų. Čia buvau aš, filosofijos ir komunikacijos katedros lektorė Jovilė Barevičiūtė ir, kaip minėjau, mano kolegė, šios katedros docentė Vaida Asakavičiūtė. Labai ačiū visiems, kurie atėjote, kurie klausėte, ačiū jums moksleiviai, tikime jūs pamatyti čia mūsų universitete, dabar bus ekskursija po mūsų patalpas, neišsibėgiokite, ilgai neužtruksime, 10 minučių, taip kad ačiū jums.